Skyrybos iš tikrųjų labai paliečia vaikus, ypatingai nepilnamečius vaikus, kurie bręsta, auga, formuojasi kaip asmenybės. Ir iš tikrųjų keletas yra labai svarbių aspektų. Vienas yra aspektas teisiniai sprendimai, ne kaip mes galime ieškoti būdų ir kokie yra tie būdai apsaugoti vaiko interesus. Ir kitas labai svarbus yra momentas, tai yra psichologinis momentas. Nes iš tikrųjų vaikai labai užmirštami tuose procesuose, bent aš kaip advokatė matau, kad tėvai iš tikrųjų dažnai įsijaučia į tą žaidimą, tą tempę, kuris ten tą kaldrą patemps į save labiau, ir labai dažnai vaikai tampa manipulacijos, netgi pasakyčiau, objekto, ne dalyko, jau nebe kaip subjektai, nebe vaikai, ne žmonės, bet būtent objektai, kad manipuliuoti vaiku, padaryti įtaką ar tai tėčiui, ar tai mamai. Būna tokių, tarkim, reikalavimų teisme, kad vyras prašo nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su juo, ir esu turėjęs tokių procesų, nors pats iki to būdavo komandiruotės ir su vaiku būdavo labai retai ir viską rūpinosi mama, labai stipriai nukenčia šitose situacijose. Ir, iš tikrųjų, aš truputėlį trumpai gal apibūdinsiu, kaip yra svarbu nustatyti tiek bendravimo tvarką, ir tikrai vaikas nėra objektas, nėra tas šaltinis manipuliacijos, nes visada skyrybų procese turite galvoti, kad kaip bus po metų, po 2. Aš savo klientams dažnai užduodu tokį klausimą, kuris iš jūsų eisite į vaiko vedybas arba, tarkim, 12 klasės pabaigimo šventę, kuris iš jūsų, jeigu dabar sumanipuliuosite, jeigu dabar neieškosite logiškų sprendimų, tokių, kurie būtų jums visiems geri. Tai yra teisiniai tie sprendimai, teisinė komunikacija, bet man iš tos psichologinės pusės, kaip padėti vaikui, kaip su vaiku komunikuoti, kai jau yra nuspręsta inicijuoti skyrybų procesą, kaip tai ištransliuoti vaikui. Labai gražiai, Julija, pasakai, kad nukentėjęs yra vaikas, ar ne? Taip. Skyrybų atveju, tai aš dar pridurčiau, kad visi yra nukentėję. Reiškia, tas susitarimas, kad tampa vyru ir žmona, iki kol mirtis mus įskirs, to neįvyksta. Taip. Reiškia, dūžta visų, ar ne, kaip ir svajonės, kaip ir ateities perspektyvos, ar ne, kurtos tam tikros, ar ne, ateities vizijos. Reiškia, visa šeima yra nukentėję. Tik tai yra labai didelis skirtumas, kaip yra suaugęs žmogus tai pergyvena ir kaip vaiko psichika tai gali su tuo susitvarkyti. Ir ką aš pastebiu iš tikrųjų, tai dažnai skyrybos pakelia labai labai sunkius jausmus suaugusiems. Atsiranda ir tokio neteisybės jausmas, pykčio, noro kerštauti, kažkaip teisiškai nuteisti, atstatyti tiesą, ar ne. Ir suaugę žmonės kartais tiek į savo tą tarsi misiją įsigilina, kad tiesiog net pamiršta, kad emociškai reikia šalia pasirūpinti savo vaiku arba vaikais. Ir čia labai pravartu tiesiog stabtelti ir paklausti savęs, kiek per dieną savo minčių aš tikrai paskiriu tai kovai, tiesos atstatymui, savo subjektyvios tiesos atstatymui, o kiek skiriu dėmesio pirmiausia ir pasirūpinti savim ir pasirūpinti savo vaikais. Ir vaikai skyrybų atveju tampa tikrai labai emociškai ir netgi fiziškai labai apleisti. Jeigu pasižiūrėtumėm tiesiog labai tokiais skaičiais, per parą, kiek seniau praleisdavot su vaiku laiko, kiek jam skirdavot tokio kokybiško buvimo, kartu kažkokio veikimo, gal važiavimo kažkur, gal knygučių skaitimo, gaminimo maisto, kiek lieka po to. Tai pačiam savo suaugusiam įsivertinti, kad ar aš tikrai neapleidžiu savo vaiko, kuris iš esmės patiria didžiausia, aš drįsiu teigti, vieną iš didesnių tokių gyvenimo traumų, nes jam visas pamatas, saugumas iš esmės dingsta jam iš po kojų. Ir vaiko akimis įsivaizduokit, kaip tai yra baisu, kad jisai visiškai patiria tokį, kas juo pasirūpins.
kas juo pasirūpins. Tai vat jeigu kalbant, ką suaugę žmonės galėtų to padaryti, tai faktas, kad stabtelti, įsisąmoninti aplamai, ką aš darau, kaip aš veikiu, kaip aš išgyvenu savo skyrybų procesą ir kiek esu pajėgus pasirūpinti savo vaiku, į jį įsiklausyti ir labai aiškiai jam pasakyti, kad skyrybos vyksta tarp tėčio ir mamos, tarp dviejų suaugusių žmonių, vaikas visiškai nuo to, nei kaltas, nei nekaltas, ar ne, bet juo bus pasirūpinta, iš esmės juo bus pasirūpinta. Ir nuolat taip kartoti vaikui, apkabinti jį fiziškai, vis sakyti, kad vat, mes tą darysim, mes tą veiksim, kad vaikui formuoti, kad taip, tarp dviejų žmonių nutrūksta santykiai, bet su vaiku jokių būdų nenutrūksta. Mhm. O Laura, aš dar kitą tokį aspektą svarbu esu pastebėjusi, kai prasideda skyrybų procesas, dažnai būna, kad, vaikam, kaip čia sakyt, pasakysiu gal grubiai, plaunamos smegenys, pradeda abu tėvai pasakot apie kitą tėvą. Tarkim, aš turėjau bylą, kur ten mama tikrai labai retai pavartodavo ten vyno taurę, o tėtis pradėjo mergaitei vis kalbėti, kad mama alkoholikė, ir mergaitė pradėjo vartoti tą leksikoną, kad mama alkoholikė yra. Kaip pavyzdys. Ir būna kitaip, būna priešingai, kad moteris nuteikinėja arba kalba tokius tekstus, kurie netitinka tiesos, o jeigu net ir atitinka, tai yra apie jų santykius, o ne apie vaiko santykį su tėvu arba mama. Ir aš čia matau tokią labai didelę riziką pačiam vaikui, jo ateičiai, koks jis susiformuos, kas jiems, kaip jis supranta vyrus, moteris, jeigu visi vyrai yra mergaitai blogi, kaip tėtis, tai kaip jinai ateityje sukurs šeimą. Ir aš čia matau labai labai didelę riziką. Turėti tėvus iš esmės jau yra rizikinga. Jo. bet taip yra. Taip. Tai dar Freudas yra pasakęs, ar ne, Zigmundas Freudas, ar ne, kad jeigu mes turim tėvus, tai iš esmės jau mes esam traumuoti, Taip. ar ne, tai toks, taip nutinka, bet iš kitos pusės jie ir mums suteikia gyvenimą, gyvybę. Ir va čia mūsų, taip pažiūrėjus, kam skirtas tada tas mūsų gyvenimas. Gal su tam tikrais dalykais jau pačiam būnant suaugusiams tvarkytis kitaip. Ir ką aš girdžiu, netapti tokiu smurtautoju, psichologiniu smurtautoju, ką girdžiu atlieka savo tėvai, manipuliuodami ir kažkokius žodžius įdiegdami iš savęs į to vaiko lūpas. Tai, kuo aš tada tampu smurtautoju, psichologiniu smurtautoju, kur prieš vaiką naudoju smurtą. Tai jo, čia labai pravartu, tikrai, skyrybų procesas iš esmės yra labai traumuojantis. Kaip aš sakyčiau, tai yra vienas tokių stipriausių žmogaus gyvenime tokių patyrimų, kur iš esmės, toks, kaip sakyti, dužimas vyksta asmenybės ir iš naujo reikia susidėlioti. Ir natūralu, kad kaip dūžta likimai, visko ko būna ir visai kaip elgiesi ir visokius padarai, tinkamus arba mažiau tinkamus dalykus. Tai labai svarbu, kažkaip stabtelti ir savęs paklausti, kaip aš tame išbūsiu. Kaip savim pasirūpinsiu, kaip pasirūpinsiu savo vaikais, kaip yra tokia situacija, kuri nebuvo nei planuota, nei surežisuota, bet jinai vyko. Aš iš tikrųjų gal apibendrinsiu Lauros tą pasakymą, kad tikrai labai kviečiu kaip advokatė, turinti didesnį nei 15 metų patirtį ir išskyrusi šimtus porų, kad saugokite savo vaikus. Skyrybų procesas pasibaigs, o jūs ir jūsų vaikas toliau gyvens ir tikrai labai svarbu saugoti savo vaiką skyrybų procese.